Dar viena lygtelė su modulio ženklu. Šį kartą sunkesnė, nes mes turime ir be modulio ženklų x-8 reiškinį, o štai čia yra su modulio ženklu. Taigi mes turim nagrinėti du atvejus. Pirmas atvejis, kai mano reiškinys 2 minus x yra neneigiamas. Kitaip tariant, mano minus x daugiau arba lygų už minus 2 arba x mažiau arba lygų už 2. Tokiu atveju aš galiu modulį tiesiog nuimti. x-8 bus lygų 2 minus x. Išsprendžiu lygtį, perkeliu x-iukus į vieną pusę, 8 į kitą, 10 ir gaunu x lygų 5. Lygtai gavau sprendinį, bet prisiminkim, 5 nėra mažiau už 2. Taigi šis sprendinys mums netinka. Dabar nagrinėkime antrąjį atvejį. Jeigu mūsų šitas po moduliu esantis reiškinys yra neigiamas, taigi x mūsų yra didesnis už 2. Dabar, norėdama nuimti modulio ženklą, aš turiu priekį rašyti minusą, tai yra pakeisti jį teigiamu. Ir kągi aš gaunu? x-8 lygų minus 2 plus x, sukeliu į vieną pusę x-iukus, bus 0 lygų 6. 0 nelygų 6. Taigi, ši lygtelė sprendinių neturi. Mes radom, kad x lygų 5, bet mums netiko, antras atvejis iš vis sprendinių neturi, mūsų lygtis sprendinių neturi.